Sveiki visi, su jumis aš konspiracijos teorijų salotikas. Nueikime pas Tomuksą į kanalą. Na ką jūs spręsų susik... Ai, kodėl jis ant manęs rėkia? Taigi, matome iš karto descriptione yra esame kviečiami į jo Discordą. Taip, nueikime pas Tomuksą į Discordą. Ai, iš karto meta alertą. Kodėl taip yra? Na, nuėjus pas jį į Discordą matome štai ką. Aš manau asmeniškai, kad tai yra gan pavojingas Discord serveris Lietuvoje. Pavyzdžiui, va yra vienas žmogus pavadinimu Tomukso kojų lietėjas. 3000. Nežinau kaip man reaguoti tokius žmonės Discorde nuėjus. Bet aš esu dar girdėjęs gandus, kad Tomukso Discorde yra pardavinėjami vaikai. Ar tai gali būti tiesa? Ar Tomukso Discorde gali būti pardavinėjami vaikai? Kadangi aš esu girdėjęs tokią informaciją, tai aš nuėjęs pas į Discordą ir paklausiau, kiek už 3 vaikus būtų. Ir gavau atsakymą iš Tomukso kojų lietėjo, 6 apsilankymai serverį su manim, kur mes galėsim virt. Tai jis kaip ir patvirtino esamus gandus, kad pas jį yra pardavinėjami vaikai. Bent jau kaip man tokiam tai už reklamą parduotų. Na ir taip, praieškojęs pro jo, pranagrinėjęs visus kanalus, radau vieną kanalą, kurio pavadinimas yra vaikai. Kaip matote, parašyta vaikai. Ir pats Tomuksas įdėjęs žinutę. Už mažą 100 eurų, už didesnį būtų 300 eurų, pristatymas į namus. Tai kaip ir patvirtina girdėtus gandus ir dabar galiu drąsiai teigti, kad Tomuksas savo Discorde pardavinėja vaikus. Kas čia blemba skambina? Alio, klausyk senė, aš biškai užsiėmęs, dabar Tomuksą ekspauzinu. Salotika, ne. Tu per daug kaptai. Trink viską lauko, ne per vėlų, na. Pala, what the fuck, kas čia baladoja į duris? Jau per vėlus pas tą salotikai, bėg. Bliaat!